sakėm, dar apraudosim netekti baisę Lietuvos. Tai va, tai palikom pačią geriausią naujieną. Pačią geriausią naujieną. Su kuria iš Paskos ir balionai pradėjo skristi ten. Toks sutapimas. Tai būtent, nu tai va, tai išlaikytume, pagaliau mus iškeičia, nebenori būti Gabriukas nebebar važiuoja. Jo, čia per maža karalystė Lietuvoje, tai važiuoja į Lenkiją. Tai Varšuvos problema dabar bus iškili Baltarusijos prezidentą, kuri visam pasaulyje atstovauja Baltarusijos reikalus ir daro sutartis dėl prekybos Baltarusijos visam pasaulyje, spaudžia visų kitų valdovų rankas, dalyvauja nemokamai konferencijose visokiose, universitetuose. O išsiveš kažin tą savo su lokatoriais? O tu žinai, koks tai tas su lokatoriais, jisai sėdi Amerikoje, jis negrįžo iš Amerikos. Ai, tai jis teisės laiko, turbūt taksistų dirbs. Kai jūs kalbat, tas su lokatoriais, su transformatoriais, aš čia nežinau. Svetlana Tikhanovskaja ir Sergejus Tikhanovskis. Čia yra įstatymas, kiekvienas įstatymas, klausykit vilkai, įsidėmėkit, čia yra rimta pastaba tarp kitko. Kiekvienas įstatymas prasideda, pirmas straipsnis yra įstatymo paskirtis, o antras straipsnis yra pagrindinės įstatyme vartojamos sąvokos. Tam, kad paskui skaitydamas įstatymą, tu suprastum, ką tas reiškia, ką anas reiškia, ką trečias reiškia. Tai kai kalbat tas su lokatoriais, tai pradžiai veikiantis asmenys, tas su lokatoriais, brūkšnys, Tikhanovskis, anas su transformatoriais, tai yra tas ir tas. Nu, kad žinotų žiūrovai, ką kalba. Gerbiamas išgirdot, priėmėt, viskas. Priņom. Jo, tai reiškia, Tikhanovskis yra nepaprastas gėjus, bet seras gėjus, su sero titulu. Todėl, kad Sergejus? Ne, nežinau, kodėl. Sergejus. Jo vardas Sergej. Bet kažkaip nutilo dabar šita visa pasaka, bet aš negaliu nepaminėti tos dainos, kurią 7-7 paleido portalą. Nu, aš taip kaifavau, žinok. Desvidulį. Desvidulį. Labai gera daina, Tikhanovskai sukurta, žiauriai gera. Manau, kad žiūrovai irgi vertino, nes aš ją buvau pasidalinęs. Kas nematėt, pažiūrėkit, žiauriai gera daina. Geresnė už Skirmą? Man geresnė už Skirmą. Bet tai klausykit, čia yra kitas rimtesnis klausimas dabar. Tai ką, Lenkai durnesni už lietuvius taip išeina? Tai jie priima. Aš galvoju, kaip. Bet priima, tai ką jie nematė ir nežino, ką jie priima. Jeigu jinai pasakė, kad jinai važiuoja, tai Lenkai nebūtinai apie tai yra informuoti. Aš galvoju, kad čia gali būti tam tikro politinio šantažo variantas, nes koks motyvas jos išvažiavimo. Kai jai nuėmė vadovybės apsaugos tarnybos apsaugą, dabar jinai tipo jaučiasi nesaugi. Tai išeitų ten turėtų gauti apsaugą valstybinę. Nejuokink pomeriuom. Tikėtis galima. Aš manau, jinai yra niekas dabar. Mes jau daug kartų apie tai kalbėjom. Tai čia dėmesys šiandien tik todėl, kad jinai pareiškia, kad jinai išvažiuoja, kuo mes labai visi džiaugiamės. Ir pozityvų galim baigti savo šią laidą. Bet ar jinai tikrai išvažiavo, mes nežinom. Kad jie apsauga nuimta, tai yra faktas. Nu tai kol kas. Gal tikrai žmogus turi galimybę, nežinau, kokiu jinai pagrindu keliauja po Europą, ten gal Šengeno vizą, ar kokią ten jinai turi. Gal tikrai ten vizas jinai turbūt turi diplomatinį pasą, net jinai jau prezidentė yra. Tai žinai, bet kadangi baigėsi visaido pinigai, kurie šerdavo dosniai, dabar Europa turi pasirinkti irgi, ar duoda pinigus tokiems, žinai, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, o rusiškai nenoriu, ar gynybai duoda. Tai angliškai. Kubiliui. Tai jeigu duoda Kubiliui, tai jai nelieka. Nu tai jinai turbūt važiuoja į Lenkiją, gal ten Nors aš manau, kad pinigų jinai ten turi susikaupus. Nemažai. Tai galbūt jinai nuvažiuos tenai, ta prasme Lenkai negali nepriimti, nes Tikhanovskaja sako, taigi aš čia atvažiuoju, aš čia išsinuomosiu butuką ten vietinės reikšmės, kur ten, nežinau, Žirmūnuose, kur Varšuvos Žirmūnuose. Tas rajonas Lietuvoje vadinasi Turniškės.
Ne, aš kalbu apie Varšuvos. Nu, Varšuvos Turniškėse. Nu. Tai Ne, čia Lenkai. Nuvažiuok, jeigu nori, tai Manau, viskas Lenkai gerai, turi teisę atvažiuoti, gyvenk, dirbk čia, užsidirbsi. Aš manau, kad čia yra šantažas Lietuvai, žinai. Ne visai, aš manau, kad Lenkai vis tiek, jie turi savo Žečpospolitos ambicijų. Jie kažkada valdė dalį Baltarusijos ir visigi tie Protasevičiai ir visi 20 metų reikalai buvo finansuojami tiesiai iš Varšuvos, visi tie bandymai nuversti Lukašenką ir pasistatyti ten savo labiau tokius parankius žmonės. Nu, tai visa ta opozicija yra jinai apgailėtina iš tikrųjų. Tos Baltarusijos, taip pat kaip buvo Navalno visi, irgi tai didėja pozicionieriai su tais pačiais Volkovais, kur čia paskui su plaktukais daužėsi. Ir dabar irgi buvęs didis draugas konservatorių dabar nori išvesti iš šalies, kad jau ne taip kalba. Tai ta va tokia blondinė trumpais plaukais iš Baltarusio pozicionieriai jau nebe taip kalba, sako, kad reiks dėrėtis su Lukašenka. Tai va, būtent va, čia dar Bideno Amerikos laikų visi šitie remiami opozicionieriai vadinami ir tose buvusiuose Tarybų Sąjungos šalise. Tai Lenkai savo žaidimą žaidžia. Nu? Atsiprašau, bet aš vėl grįžtu. Tai Lenkai stato ant tokio žmogaus kaip Cichanouskaja? Mums tikrai kažkokį opozicionierių, kuris gali... Ne. Kiekviena šalis turi savo Gabrielių. Tai matyt, Lenkijoje irgi yra Gabrielių. Žinai, Lenkijos didesnės yra galimybės šitą šlamštą pasiimti pas save. Tai matyt, dėl jinai ir susitarė. Tai mums Gražina rašo, kad Lenkai jai namą padovanojo. Nu, tai va. Jo, taigi ten tų leftistų Lenkijoje irgi pilna. Taip, taigi ten būsto hebra visą. Nu, tai, supranti, kontora plečiasi, atsidarys antrą ofisą Lenkijoje, yra Lietuvoje, Lenkijoje, kiek po to į Vokietiją prasidės. Nu, tai va, buvo prezidentas Lietuvoje Baltarusijos, dabar bus Lenkijoje Baltarusijos prezidentė. Viskas okei. Nes nu vis tiek reikia jiems kažkokios tos Baltarusijos opozicijos, o kadangi jos praktiškai nėra, nu tai vienintelis vis tiek ta Cichanouska yra vienintelė, nu kaip su to Navalnu, ten irgi vazojosi ten po visą pasaulį, jis ten irgi keliavo, visokius kūrė tos irgi filmus apie Putiną, apie tą korupciją, nu tai juokinga viskas. Nu. O po to teko grįžti namo. Tai visi grįžta namo, pažiūrėkit, didysis irgi vakarų draugas Sakašvilis, kur šlipsus mėgdavo valgyti. Kas apie jį atsimena? Visi grįžta namo. Nu taip, nu. Buvo psichuškiai po to. Nu, Navalnas į kalėjimą sėdo ir šitas sės Cichanouska su savo to bepročiu irgi sės. Va jūsų Trumpai psichuškė pasodins, jūs paminėsit mano žodį. Ta ryža beždžionė su granata. Tai demokratai jau kongresą kelia klausimą. Tai kiek kartų jau kėlė? Iš tikro labai gerą mačiau šiandien irgi tokią analizę ir žiauriai man patiko, nes aš labai mėgstu studijuoti visokių tokių lyderių biografijas, kurie išskirtiniai vis tiek istorijos žmonės. Tai jisai privedė labai prie įdomų palyginimą. Ne, Trumpas iš tikro žiauriai savo visų to narciziškumu, iškalba, kitų niekinimu labai primena tokį žmogų, kurį patys italai pakabino žemyn galvą už kojų Mussolini. Tas irgi buvo toksai, kuris labai nemėgo, kad kas nors jam ten paratarinėtų, ten visi jam parlamentai, nu, su nieko nesiskaitė, jisai buvo aš čia pats geriausias, aš pats geriausiai žinau ir tikrai va taip kaip suvedė va tos du tokius charakterius, tai tikrai labai labai daug panašumo tarp jų. Aišku, vėl pas mane pasmerksto visi Trumpo gerbėjai, sakys, kaip tu čia lygini tokį didį žmogų su kažkokiu tai fašistų, kurį patys italai sušaudė. Nu tai taip, tai čia. Tie, kurie elgiasi patys fašistai. Visą laiką yra dvi pusės, bet kokioje situacijoje. Yra, kurie dievina ir kurie nekenčia. Taip jau yra, žmonija jau tokia yra. Tai taip nebus. Tai tu prie tų, kurie niekina Trumpą, ar kurie dievina, Viktorai.
Dabar pats save įvarė į kampą. Dar yra ir Visiškai ne. tarpinis variantas, nei dievina, nei niekina, tai kaip pasakyti, turbūt. Ar ne? Ne, tai aš kalbu apie mases. Aš kaip, vis tiek aš šioks toks analitikas esu, istorijos ir tų visų geopolitinių dalykų, tu negali objektyviai vertinti to, kas vyksta, jeigu tu priemi kažkokią tai pusę emociškai. Aš esu toks, gan ciniškas žmogus ir sakau, kaip yra. Man nekelia ten, aš nesu prisirišęs prie kažko, kad, oi, tas, va čia jau toks kietas, o tas jau. Ne, reikia visus gerbti ir visus žiūrėti iš tokios žmogiškos pusės. Visi jie žmonės, visi jie turi savo tam tikrų pliusų ir minusų, charakterio savybių. Ypač va tie va tokie lyderiai, kurie daug pasiekia, jie tikrai yra netradicinio mąstymo. Dėl to jie tapo kažko žinomi istorijoje ir jos atsimins daug metų, o tų visų niekalų niekas niekada neatsimins. Todėl Trumpui Meloni ir patinka, sako. Tai va. Mes plus neturim tikrai tos informacijos. Visosgi mes neturim, mes nežinom tą, ką mes surandam, ką mums pasako, ką mes kažkur perskaitom, ko neperskaitom dar yra, o kaip ten yra iš tikrųjų. Ir, žinai, dabar tu gali vienaip vertinti ten ar to Trumpo veiksmus, ar Putino, ar bet kurio kito ten, bet kai tu būtum jų vietoje ir kai tu turėtum kažkokią tą informaciją, kurios mes tikrai neturim, tai klausimas, kaip tu pats dabar toj situacijoje elgtumėsi. Gal yra kažkokie tai dalykai, daugialypės situacijos. Kaip sakai, Robertai? Daugialypės situacijos, ten, kaip sako, 5D žaidžia, o ne mūsų 1D turimos informacijos. Taip. Aš nesu pabaigai dėl vieno dalyko, kad mes žinom tik tai, ką mums pasako. Tai mes va čia, mūsų šita kompanija, šita taryba, tai jinai skiriasi nuo tų, kurie žino tik tai, ką jiem pasako tuo, kad mes ieškom informacijos patys. Ne, tai dabar toks laikas, kad jos tikrai galima surasti. Kaip pavyzdžiui, tu sutinki, kad dalykai yra, kurie nepasakomi yra ir kur niekur nėra užfiksuoti ir kurie vyksta už uždarų durų. Mesgi daug irgi spėliojam, kaip tu sakai, Gintarai, greičiausiai ten jau viskas, ar ten dėl Grenlandijos, ar dėl tos Ukrainos jau seniausiai sudėrėta, sudėliota ir kiek dar ten tų dėrybų buvo, apie kurias mums neskelbė ir niekur nerašė. Jau kai pradeda kalbėti vadai, tai reiškia, ten apatinės grandys jau 3 metus dirba toj temai. Bet aš ką noriu pasakyti, kad kada tu daugiau domiesi, tau lengviau įspėti, kodėl vienas ar kitas įvykis vyksta. Jeigu tu žiūri panoramą, žinau, žmogų pažįstu, kuris šventai tiki, kad Navalnas yra geras žmogus ir dirba iš idėjos. Nežiūrint to, kad vien iš filmų peržiūrų ten 5 milijonus susirinko. Tai žinai, tai mes kitaip dirbam, mūsų principas yra kitas. Aš irgi, pavyzdžiui, kai laidom rožiuosi ar tekstus rašau, aš atmetu daugybę informacijos, kuri yra labai, kaip čia pasakyti, tokia skani, ją norisi pateikti, bet paskui tu pasitikrini, žiūri, kad ten visiškas feikas yra. Dėl to labai svarbu yra suprasti istoriją, ne tokią, kaip tenai nutepliuota, bet negali išsiaiškinti pasiekmių to, kas vyksta, nesuprasdamas priežasčių. Dėl to aš pagrindinį laiką daugiausiai laiko skiriu būtent tos tikrosios istorijos nagrinėjimui, nes tu tada grįžti ir matai tą didesnį paveikslą, nes akivaizdu, kad spirale ta istorija vis sukasi. Geri laikai gimdo silpnus žmonės, silpni žmonės sukuria sunkius laikus, sunkus laikai vėl sukuria stiprius žmonės ir jie sukuria gerus laikus. Tai eina per šimtmečius. Ir kai matai tą visą bendrą modelį ir žmonijos psichologinį mąstymą, minios psichologiją, tai tikrai yra daug lengviau daryti išvadas iš to, kas vyksta, o ne tai, kad nugirdau panoramą, pasakė, juoda, balta, geras, blogas, šitas yra tironas, šitas yra toksai. Tai, apie ką?
Vyrai, žinot, kad... Nesutinku, Viktorai, žinot, nesutinku. Aš pasiremsiu mūsų europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus pasakytai, nu kaip tu gali, tai viskas yra labai elementaru. Jeigu pas tave atėjo kaimynas, perpjovė padangas tavo automobiliui, tai ką tu nori, jį dar į darbą nuvežti ir dar jam padėkoti už tai. Tai čia viskas aišku yra, čia viskas yra labai elementari situacija. O tu sakai, čia žiūrėkit istoriją, kažką dar aiškinkitės.